Sveiki atvykę į mano astrologinį klubą. Ir aš noriu jums įrašyti keletą filmukų, kad jūs daugmaž suprastumėte, kas tai yra natalinis žemėlapis, kaip jį naudoti, kur žiūrėti, kur sužiūrėti, nes aš planuoju daryti eilę nemokamų webinarų, kurių metu mes nagrinėsime kažkokias tai temas, kurios yra labai aktualios, skausmingos galbūt, arba šiaip įdomios, apie save susižinoti, kažką naujo įdomaus. Ir tam, kad nereikėtų jums atėjus, ar kur čia tas avinas, o ten žuvis, o dar kažkas, jūs jau, aš įkelsiu nuorodą, kur pasidaryti savo žemėlapį, arba jūs jau žinote ir jūs jau tiesiog ateinate pas mane į webinarą jau daugmaž orientuodamiesi, kur žiūrėti, ką žiūrėti ir kad nereikėtų, aš nieko nesupratau ir dabar man reikės peržiūrėti įrašą ir būtų galimybė jau ir užduoti tikslinius klausimus man webinaro metu, tai aš tiesiog parengiau trumpus filmukus jums, kur supažindinsiu greitai su, kaip atrodo, kas tai yra, iš ko sudarytas gimimo žemėlapis ir jums būtų lengviau ir įdomiau dalyvauti va tuose webinaruose. Taigi, kas tai yra gimimo žemėlapis, arba natalinis žemėlapis, ir taip galite girdėti, ir taip. Tai tokia instrukcija, kaip aš sakau, Dievo duota instrukcija, kuri susiformavo gimimo metu, tiksliau, jinai susiformavo gimstant vaikučiui, tam, kad vaikutis galėtų maksimaliai būti natūralus šiame pasaulyje su savo kažkokiamis savybėmis, dėl ko iš čia atėjo, ką jam reikia pradirbti ir kur jam reikia nužygiuoti. Taigi, gimimo laikas būna ne šiaip savo, jisai būna tada, kai susidaro atitinkamos planetų jungtis atitinkamuose ženkluose, tam, kad sielai būtų lengviau praeiti va šituos įsikūnijimo kažkokius uždavinius ir užduotis. Tai štai, čia viskas yra neatsitiktinai, tiesiog gimimo laikas pritaikytas prie maksimalaus tokio, maksimalių galimybių pradirbti tai, ką reikia pradirbti. Štai, viskas sustiguota, viskas numatyta, viskas vyksta ne šiaip savo, Marsas piktas ne šiaip savo pasitaiko, arba kad, sakykime, gimiau ir man nepasisekė. Ne, taip nebūna. Pasiseka visada, todėl, kad viskas yra numatyta ir taip, kaip turi būti. Ir tas gimimo laikas būna pačiu geriausiu laiku. Taigi, čia yra surašyta viskas apie žmogų, jo savybės, jo stipriosios, jo silpnosios savybės, jo galimybės, jo potencialas. Gimimo žemėlapis nėra nuosprendis, tai yra potencialas, kurį žmogus gali maksimaliai pasiimti iš gyvenimo, pas jį yra tokie kanalai ir būk malonus, ten žygiuok ir ten pasiimk. Harmoningi žemėlapiai, neharmoningi, harmoningi tai tarsi duoti talentai ir yra kaip ir lengviau. Nors kas mokosi pas mane žino, kad tai nėra lengviau. O jeigu yra labai daug įtampos, vadinasi, ten yra labai dideli energetiniai gūsiai, kuriuos panaudojus galima pasiekti maksimalius rezultatus. Tai su didžiausiomis įtampomis, kurių yra žemėlapiai, tie pasiekia gyvenime, kas turtingiausi, milijardieriai, tie, kurie įlipa į kažkokius kalnus neįlipamus, tie, kurie perplaukia upes neperplaukiamas, kurie uždirba pinigus arba kurie nematerialiai atėjo realizuotis, bet jie yra turtingi savo vidumi, todėl, kad jie save lavino, mokino, augino ir taip toliau. Taigi, čia yra surašyti kas? Stipriosios silpnosios žmogaus savybės, galima sužinoti savo paskirtį, parodo taškus, į ką galima remtis, o kur bus pasipriešinimas, kurį reikėtų įveikti, kaip atrodo tos sferos, kurios susijusios su sveikata, karjera, asmeniniais santykiais, kokia gali būti šeima ir taip toliau. Visos gyvenimo sferos yra surašytos čia. Iš ko susideda gimimo natalinis žemėlapis? Pirmiausia, tai yra zodiako ženklų ratas, kurį sudaro 12 zodiakų ženklų. Tai yra 12 sričių. Kiekvienas zodiako ženklas turi 30 laipsnių, tokią atkarpėlę, tai viso zodiako ženklo ratas sudaro 360 laipsnių. Štai, ir čia matote, aš pažymėjau žaliais tokiais ratukais, yra avino ženklas, tie ragiukai tokie raudoname fone. Ir tada žemyn, tai prieš laikrodžio rodiklę, eina jautis, dvyniai, vėžys, liūtas, mergelės, svarstyklės priešais aviną, skorpionas, šaulys, ožiaragis, vandenis ir žuvis. Ir visa tai užsidaro, ar ne?
Toliau. Ant viršaus uždedamas yra būstų tinklas. Būstai tai gyvenimo sferos ir aplinkybės, kurios vyks žmogaus gyvenime. Ir yra pirmas būstas, kuris yra vadinamas ascendentas. Nuo jo viskas prasideda. Va čia ir yra tie vartai, pro kuriuos žmogus gimdamas ateina ir ascendentas yra kažkokiame tai ženkle, nuspalvina žmogų tomis zodiako ženklo spalvomis. Saulė gali būti avine, ascendentas mergelėje ir žmogus turės mergelės savybių, kurias pirmiausia nuskaitys pasaulis. Todėl, kai kalbu apie stilių arba kai norim, kad pasaulis mus pamatytų, ascendentas yra labai svarbus. Todėl, kad visada mus pasitinka pagal rūbą. Ir jeigu žmogus, čia reikalinga harmonija, Saulė susiderinti su ascendentu, dar yra Mėnulės energijos, dar yra Venera, kuri irgi už stilių, sakykime, atsakinga, ar ne, ir bus webinaras netrukus. Ir ten galėsite susižiūrėti. Tai ascendentas yra tie vartai, pro kuriuos mes ateiname. Tai nėra kažkokios žmogaus super vidinės savybės, tai yra tas, kaip pasaulis mus nuskaito. Ir mes atitinkamai save turime pasauliui pateikti, kad mus priimtų tokius po to, kokie mes esame iš tikrųjų. Toliau sekantis yra descendentas, kitoje pusėje, žiūrėkite, yra DSC, irgi raudoni pagaliukai pažymėta, čia jau yra prasideda santykiai su kitais žmonėmis. Jeigu apatinė sfera yra daugiau aš, pirmas būstas aš, mano kūnas, kaip atrodau, mano reakcijos, mano iniciatyvos, mano energija, antras būstas mano pinigai, trečias būstas mano artimoji aplinka, ketvirtas mano namai, mano šeima, penktas mano vaikai, mano pramogos, šeštas mano darbas, socialinė realizacija, septintas prasideda jau kiti žmonės, aštuntas mano santykis su kitų žmonių kapitalu kažkokiu ištekliais, devintas tai yra vėl, dešimtas yra socialinė, 11 visas pasaulis, o 12 visa mano narnija. Vėl, tai reiškia, jau yra, mes išeiname viršutinę tą sferą, jau žmogus išeina į pasaulį. Ir ten formuojasi kažkokie įvykiai, nes būstai yra ne psichologija. Tai yra aplinkybės, kurios pas mus ateina. Ir jeigu yra pažeistas, sakykime, taip vadinamas būstas, tai ten aplinkybės atitinkamos ir ateis. Žinoma, jeigu yra, pavyzdžiui, pažeistas antras mano pinigų būstas, ar ne, tai su pinigais ten irgi visokių dalykų gali vykti nelabai malonių. Bet visada prisimename, kad tai yra kažkokios tai pamokos, kurias aš turiu deja išmokti. Kas dar svarbu? Dar yra labai svarbu viduj planetos. Vidinėme rate prasideda, jau aš čia nudengiau tą baltą foną, ten yra planetos. Viso yra 10 planetų, kurias mes nagrinėjame. Pagrindinės yra asmeninės planetos, tai yra Mėnulė, tai yra Merkurijus, Saulė, Venera, Marsas. Tai yra mūsų psichologija, visiška psichologija. Jupiteris ir Saturnas duoda psichologinius aspektus, bet tai yra jau daugiau socialinės planetos. O Uranas, Neptūnas ir Plutonas tai yra visiškai aukštosios planetos, kurios, jeigu žmogus nesusitvarkęs yra su asmeninėmis planetomis, gali veikti labai kreivai. Taigi, planetos yra taip pat labai svarbu. Vienas iš svarbiausių dalykų, kokiame ženkle randasi, taip yra svarbu, kokiame būste irgi yra svarbu. Bet kaip ir minėjau, asmeninės planetos, čia pas mane aš praleidau Marsą. Čia nėra pažymėto Marso, bet man atrodo, kad visi Marso ženkliuką žinote, kaip atrodo. Jis čia randasi avino ženkle, apačioje, irgi raudonų skrituliukų apipieštas. Tai planetos sudaro didžiausią įtaką žmogaus gyvenimui ir jų išdėstymas priklauso nuo gimimo laiko. Kaip ir pradžioje aš minėjau. Būstai tai ta vieta, kur jų poreikis realizuotis bus maksimalus ir kur pasireikš žmogaus talentai, kur visa psichologija, kur labiausiai aš pergyvensiu, kokioje srityje, jeigu, sakykime, ketvirtame būste daugiausia planetų jos yra įtemptos per aspektus, tai aš visą laiką pergyvensiu dėl savo šeimos. Ten kažkokie dėsis dalykai, kuriuos reikės išmokti pradirbti, susitvarkyti. Tokios yra užduotis. Ir yra aspektai, taip pat yra aspektai dažniausiai lemia visus tos psichologinius dalykus, tai ryšiai tarp planetų, jos tarpusėje sąveikauja, nuspalvinamas vieną kitą savo savybėmis arba harmoningai vieną kitą palaiko,
arba disharmonijoje stengiasi viena kitą paveikti. Tai štai aš nupiešiau aspektus jums, juoda lazdelė su kvadratu yra kvadratūra, jinai yra minusinė, va ten minusiuką padėjau, juoda lazdelė be nieko yra opozicija, yra minusinė, mėlyna su kas nagrinėsite atidžiau. Raudona lazdelė su žvaigždute yra sekstilis, tai yra pliusas, raudona lazdelė su trikampiu yra trinas ir tai yra pliusinis. Tai yra harmoningi, šitie sekstilis ir trinas yra harmoningi aspektai. Ir planetos, jos tarsi nusispalvina viena su kita. Sakykime, o čia yra Plutonas opozicija Marsas, tai Marsui suteikia dar daugiau to tokio piktumo, agresyvumo, nes socialinės ir aukštosios visada veiks stipriau asmeninės planetas. Tai štai susipažinsite su ženkliukais, susirasite savo žemėlapiuose ir nustatysite, yra harmonija ar yra disharmonija. Na, pavyzdžiui, kokią čia planetą aš paimsiu, Mėnulę. Na, visi pažįstate Mėnulę, taip. Jinai yra dvynių ženkle, čia 10 laipsnis, 7 būste ir turi sekstilį su Marsu, triną su Plutonu, perklausysite, aš dabar greitai pasakysiu. Turi triną su Uranu, kaip ir teigiamai, bet turi opoziciją su Neptūnu. Ir štai yra, viskas būtų labai saldu, išskyrus tą opoziciją su Neptūnu ir kaip tai pasireiškia pa žmogų, tai yra per psichologiją kažkaip tai. Tai liūdna, tai negera, tai nemalonu, tai aš einu į aukos poziciją, tai man aplamai kažkodėl šią savaitę labai negerai. Matote, yra psichologija, kažką tai viduje judina. Štai. Taip, planetos pagrindiniai dalykai yra zodiako ratas, tai yra suprasti ženklas, koks yra zodiako, kokiame ženkle, kas rasis, toliau žiūrėsime. Toliau, būstų tinklas yra labai svarbu, ką mes žiūrime, planetos ir aspektai tarp planetų. Ir dar yra fiktyvūs keletą taškų, fiktyvių tokių, tai yra nėra planetos, tai jos kaip ir neturi tokios energijos, bet iš tikrųjų tai yra turi. Na kaip, Lilith tai yra toliausiai nutolusi Mėnulė. Yra pats tolimiausias taškas, kai yra orbita, ar ne, eina Mėnulė, ten yra fiktyvus taškas, kur ten sustoja. Ne tai, kad sustoja, bet pats tolimiausias taškas. Tai yra Lilith. Lilith informacinis taškas, kuris gali kažkiek iškraipyti erdvę, iškraipyti mūsų kažkokių tai savybių suvokimą. Ne visose žemėlapiuose jinai dirba. Jei dirba, tai dirba arba į pliusą, kai prideda intuicijos, originalumo ir tokio nestandartinio mąstymo, pajautimo, kai aš truputį kitaip nei visi žmonės. Nors kiti žmonės tada į mane žiūri labai keistai. Arba į minusą, kai labai sunku yra susitelkti, yra toksai išsiblaškimas, išsitaškimas, neadekvatus elgesys, truputį vėlgi savotiškas, ar ne, ir yra to trūksta susitelkimo į kažkokį tai dalyką. Vėlgi Lilith irgi žiūrime aspektus, kokius sudaro su planetomis, taip pat Lilith dirbanti yra vadinamuose kampiniuose būstuose. Visas šitą mitas apie Lilith blogą karmą, tai yra aš tuo iš savo patirties, sakykime, pasakysiu, kad tai neveikia. Lilith Skorpione, viskas, žmogus savižudis, kaip esu girdėjusi, tai tikrai čia yra gąsdinimai ir yra visiškas nesąmonės. Taigi, o mazgai, karminiai mazgai, aš juos čia irgi pažymėjau, tokie kaip ir pasagėlės, ar ne, yra į apačią burbuliukai ir kilputė ir yra viršuje burbuliukai ir kilputė, tai yra karminiai mazgai, jie parodo, kokią patirtį atsinešame gimdami ir kur link turime nueiti. Tokia kaip navigacija. Karminius mazgus mes taip pat žiūrime, kokią savybę žmogus atsinešė. Tai sakykime, šiuo atveju pietinis karminis mazgas yra Vėžio ženkle, tai žmogus atsinešė gebėjimą jausti, empatiją, jautrumą, gal kažkokias motiniškas savybės. Tai aš asmeniškai žiūriu, kokios savybės yra atsineštos su karminiais mazgais. Ir kur link nueiti, reiškia, tai yra Ožiaragio ženkle, tai karminis mazgas šiaurinis. Tai žmogus turi mokytis per gyvenime
Ne tai, kad tapti vadovu kažkur tai, o mokytis stabilumo, drausmingumo, atsakomybės, to tokio rėmimosi į save, stiprinti vidinį stuburą ir taip toliau. Ten toks vaikiškas atsineštas, o čia žmogus turi išmokti suaugusių savybių, pavyzdžiui. Tai štai, norėjau trumpai, gavosi ne visai trumpai. Taigi ką, laukiu jūsų webinaruose, jau peržiūrėkite, atsiųsiu irgi nuorodą, kur galite pasižiūrėti savo žemėlapius. Jis truputį skirsis, nei aš jums čia rodau, bet nesvarbu, aš manau, kad visą informaciją susirinksite. Ir ką, iki susitikimų webinaruose.